Sveiki visi, su jumis OX Trades ir šiandienos marketo update apžvelgsime BTC, XRP, Agent, ADA ir dar gal Ethereum. Pažiūrėsim, kaip su laiku seksis. Taipogi, ir jeigu labai patinka ar patiks tai, ką aš darau, tai prašau, nebūkite abejingi, palikite laiką, pakomentuokite, kokį norėtumėt kitą altcoiną pamatyti update. Bei prisijungite prie mūsų Discordo, kurio linką paliksiu apačioje. Tai pradėkim. Šiaip, sakyčiau, vis dar laikausi savo bullish bias, kad mes paimsim galiausiai all time high ir keliausim link 128k. Ką mes galime matyti? Galime iš esmės jau, sakyti, kad jau fourth wave is in. Jo, ir dabar judam turime beveik completed pirmą realiai wave, ne? Tai kaip tai atrodytų, tai atrodė 1, 2, 3, 4, 5. Aišku, dar galima šiek tiek ir papušinti viršų, nes turime šiek tiek daugiau levelių aukščiau. Turime value area high, turime pagal mane ir weekly levelį. Ok, weekly kažkodėl nepažymėjau. Let me just fix that. Jo, turime weekly levelį. Weekly. Jo, po to įsidėsiu folderį. Jo, tai turime šiek tiek resistance ties šitais visais leveliais. Ties 120 tūkstančių, nuo 119 iki 120 tūkstančių realiai link jų ir mes dabar ir kylam. Tai ko aš tikėčiausi per ateinančią savaitę Bitcoinui, ar per ateinančias 2-3 savaitės, tai jo, tai realiai nuo 119 tūkstančių iki 120 tūkstančių turime point of interest zoną, kurioje galimai pamatysime šiokį tokį pullbacką. Iš esmės, kokio pullbacko tikėčiausi entry wave pullbacko, kas duotų mums didelę ir, manau, vienintelę paskutinę galimybę įeiti į longą. Galimai ieškosiu shortų irgi, short to long, ir koks tai būtų iš esmės mano triggeris visam šitam shortui pradžiui. Tai būtų ganėtinai simple, nenorėčiau pamatyti iš pradžių 5 wave impulse down, tada 3 retracement, ir ant to 3 retracement. Norėčiau įeiti į shortą ir jo, nelaikyti to shorto tikrai iki laus, nes tai bus labai low probability, nes kaip ir minėjau, highest probability išlieka vis tiek padaryti new all time high. Galima šiek tiek šokti į kitą chartą Bitcoino. Realiai artimiausias support resistance leveliai, kaip ir minėjau, 119 tūkstančių, 120 tūkstančių. Resistance supportas būtų apie 116,5 tūkstančių. Turime weekly naked point of control, turėsime iš esmės turbūt, jeigu nepasikeis values, weekly naked point of control su daily, tai koks tai būtų realiai planas. Tai sakyčiau, jeigu gaunam 5 wave move down į weekly su daily, tada nuo čia pradedam bouncinti viršų, padarom kažkokį high and decreasing volume, ir dar vieną dipą padarom į buying opportunity vietą, tai kur jinai galimai būtų, tai iš esmės būtų kaip ir realiai visiškai taip pat kaip ir šičia, tik tais, kad net didesnio scale, tai būtų nuo 0.5 fibo iki 786. Jo, tai iš esmės, jo, tai ganėtinai trumpai ir galimai aiškiai, tikiuosi, kad aiškiai papasakau apie Bitcoiną. Jo, tai iš esmės, jo, sakau, 120k impulsas down, 3 wave up, entry for short. Aišku, gali būti ir flat scenarijus, ne, tai ką reiškia flat, kad tiesiog paimsime high ir po to paimsime low, irgi reikia būti aware, ir tada jis kažkur šitoje vietoje užsibaigtų, ir tada toliau move up. Bet jo, tiesiog priimsime tam tikrus sprendimus
mūsų Discordo kanale. Šiaip galiu pabandyti parodyti, galiu parodyti iš esmės. Einam į winnings, uploadinsiu keletą nuotraukų čia. Tai iš esmės esu dar šitose pozicijose. Mato, chatas irgi profitina. Tai esu virtual, 8x leverage, nežinau, kodėl nepakeičiau, nesvarbu, 172%, tada esu Pengių, 25x leverage, 540% pelno ir įėjau iš tikro į Fresh XRP longą. Šiaip tikiuosi, kad eikim jau prie kitų altcoinų. Šiaip būtų geriau turbūt padaryti dar vieną low, nes hitinom 886, bet tiesiog esu šitam longė vien tik dėl to, nes nenoriu missed out of, tiesiog nenoriu praleisti viso judesio, ne? Tai targetai XRP būtų artimiausi, tai būtų viskas čia yra ganėtinai corrective, kol kas atrodo viskas labai nice, 5 wave impulse, kol kas turime 1, 2, 3, 4, tikiuosi pamatyti dar vieno local high, tai minimum būtų $3.38 ir more expanded targetas, realiai 5 wave targetas, tai realiai prasidėtų nuo $3.5, tada tikėčiausi didesnės korekcijos. Išgirskit, ką turiu omeny, sakydamas korekcija, o ne dumpo, tiesiog tai yra 3 wave correction, užlaudinti daugiau longų ir tokiu atveju pamatyti naujus all time highs. Tai kur greičiausiai mes endintume, tai realiai būtų pirmas targetas apie $4, dar kol kas ganėtinai sunku sakyti, kol neturim to paskutinio 5th wave high. Tada būtų galima atlikti visos measurements, kur galimai topintų 1, 2, trečias wave'as, ir tada priimti dar kažkokį sprendimą, iš esmės lauksiu opportunity. Invalidation šito viso scenarijaus dabartinio longo tai yra $3.10, $3.10 iš esmės šito pirmo wave high. Jeigu mes jį paliečiam, tai tada visi scenarijai keičiasi. Kol to nepadarėm, tol esam bullish ir laukiam aukštesnių kainų. Tada pereikim prie Agent. Agent irgi ganėtinai strong atrodo, tai padarėme iš esmės 1, 2, 3, 4 on the way, kad padarytume tą 5. Kalbant apie laiką wave'ų, tai nežinau, šiek tiek man gal trūksta laiko atžvilgiu, ne? Nes labai panašus laikas, ne? Tai iš esmės irgi dar net nebuvom pasiekę 382 fibo retracement'o, kas yra labai common, labai būdinga pamatyti ketvirtą wave'ą endinantį ant 382. Prieš pamatant aukštesnės kainas, tai Agent kol kas dar nesu longė, bet apie jį galvoju, šiaip iš pradžių galvosiu galimai apie shortą, bet kokiu atveju vis tiek projekcija turėtų atrodyti kažkaip panašiai į tokį reikalą 1, 2, didelis 3, 4, 5, 1, 2, 3, big boy long ir move up to the higher prices. Šiandien dar šiek tiek didesnį temperimą, realiai minimum norėčiau paimti šitą high. Iš esmės turėjome dumpą in 3 waves, po kurio seka 5 wave impulse galimai, tai dar aprūvintų šitą visą scenarijų, kad greičiausiai matysime aukštesnės kainas. Perinam greitai prie ADA. ADA irgi iš esmės žiūrint ant labai didelio time frame'o turėjo labai didelį impulsą, 1, 2 multiple 1, 2, ne? Tada turėjome 3, 4, 5, 4, 5 ir turime pullback momentą, ne? Viskas iš esmės irgi yra ganėtinai corrective, daug visur overlapo, kaip matosi, ne? Tai kita zona, kurią reiktų stebėti eidai, tai būtų 85 iki 88 centų, kol kas esame ketvirto wave'o
support zonoje, kaip ir minėjau, tikiuosi dar vieno pumpo. Jo, ir tada vėl 3 wave retracement ir užloadinti dar vieną longą. Jo, nežinau, turim dar šiek tiek laiko, galima apžvelgti Ethereumą apžvelgsim labai taip abstrakčiai, galima sakyti. Tai jo, tai iš esmės turėjome labai didelį 1 wave, 2 wave, 3 wave. Ir čia nelabai išeina padaryti law of alternation. Tai 1, 2, 3, 4, 5. Jo, tai realiai šitoj vietoj galimai mes topinsim, taip išeina trečiam wave. Lauksim didelės konsolidacijos, žymiai ilgesnės, manyčiau, dvigubai negu šitas visas tai buvo būtas range'as, tai realiai jeigu šitoj vietoj mes praleidom range'ą, oho, apie mėnesį, tai teoriškai turėtų čia būti apie teoriškai minimum kokių, nežinau, 2 mėnesiai, ta prasme, nu ne minimum, bet jau būtų gerai tiesiog pamatyti ilgesnį range'ą iki dar vieno high, tada ganėtinai didelis pullbackas galimai ir tada vėl aukštesnės kainos, tai realiai kaip tai galėtų atrodyti, jeigu tik paimam, tai vizualizacija viską, 1, 2, 3, 4, 5, nežinau, kuris man tada jau. Jo, ir tada vėl move up, sakyčiau, jo, tai realiai irgi ganėtinai atrodo bullish, eigola, jo, jo, tai nežinau, ties tuo ir, manau, užrapinam viską, tu prasme, dar galim greitai pakalbėti apie BTC, kas būtų ganėtinai didelis key, tai iš esmės, ką mes turėsime CME gapą, galim iš tikrųjų nueiti į vienas šuntukas, BTC futures, jo, tai gapas prasidės, CME gapas prasidės, pasibaigs, tai yra pasibaigs, šitoj vietoj. Einam atgal į BTC chartą. Jo, tai. CME. Jo, tai iš esmės, sakyčiau, būtų, sakau, visai nice paliesti šitus resistance ir tada, nes didžiuma traderių turbūt manys atsidarys CME, nežinau, nežinau open, ne, ir galvos, oh my god, atsidarysim shortus, pahitinsim CME gapą, tada atsidarysim longus. Aš būčiau linkęs šiek tiek prie kitokio scenarijaus, norėčiau pirmą pamatyti šitus highs hit, šitus levelius būtent hit ir tada gauti kažkokį retracementą, ne, galima užpildyti gapą, ne, tada bum, ir tada jo, užsilaudintų mūsų longas. Tai jo, su jumis buvo OX Trades, turbūt rekordiškai greitas video, 13 minučių, apžvelgiam irgi nemažai tokenų. Jo, ir jeigu patiko tai, ką matėte, prašau palikite komentarą arba laiką, uždėkite, būtinai pasubscribinkite, ačiū labai tiem, kas žiūrite. Ir nepamirškite apsilankyti mūsų community Discord, kur paliksiu linką apačioje, description'e. Tai jo, su jumis buvo OX Trades, aka CJ, ir susitiksime kitame marketo update'e.